Kaip einasi? Puikiai. Kur mes dabar einam? Į kalną? Į kažkokį kalną, be pavadinimo. Kas sunkiausia buvo? Karštis. Tu laiminga? Virš laimės. Euforija. O euforija kas suteikia? Kalnai. Kaip lipasi? Gerai. Kaip lipasi? Va. Kaip apskritai Tenerife, kokie pasirodė? Kadangi labai karšta, tai ne man kaip Marso kanjonai su žaliais sodais. O kaip mūsų gidas? Mūsų gidas nerealus. Andriui 10 balų. Kai vulkanais būna, kad per užsiveržimą lava teka, o būna, kad spjaudo tokiais purslais galingai. Aha. Tai tas purslas, kai išlekia į orą į pusės kilometro aukštį, jisai įgyja apvalainą formą, apstinksta ir tada krenta į žemę ir jos galima atskirti iš apvalios tokios formos. Mes dabar eisime per juodųjų uolų tarpelį. Ką čia darai? Žolus renku. Išbadavas jau badas, žinai. Ką neši? Riešutus žiemai. Jūrvelė. Voverytė. Jausmas tada, kada tu užlipi, nulipi. Labai geras, aišku, psichologinis ir pasižiūrėti jau būnant papėdėj, kad tikrai mes ten buvom. Bet mums labai nepasisekė su gidu prastas, ne? Superidžius, auksinių frazių, rinkinuką galima. Visi jo patarimai šiaip pirštų į akį, tikrai reiktų paisyti ir net nebandyti patikrinti. Labai fainas, visom prasmėm. Superinė kelionė iš tikrųjų. Diena paskutinė, ne? Gaila, kad baigėsi, ar ne? Dar dienelė kokia būtų. Labai faina, labai smagu. Visos dienos taip padarytos smagiai. Pirma tokia susipažinimas, ne? Antra jau tokia steidėliški darbas buvo geras. Trečia toks fainas vaizdas, visus jau galėjai mėgautis, nes kaip ir darbas baigėsi, didžiausias padarytas. Ir dabar tik mėgautis. Dabar jau mėgautis. Paskutinę dieną jau reikia viską susisemti save. Man labai patiko žmonės, atmosfera, vieta. Ir man tai pati geriausia. Buvo žiauriai karšta. Tai man paliko įspūdį, kad žiauriai karšta ir daug labai akmenų.
Kaip pavargęs, ėjai kur nors? Lipu į kalnelį dabar tokį nedidelį. Pirmą kartą kalnuose tu? Kalnuose ne pirmo, bet grupė kelionė, tokioj savaitės laiko pirmą kartą. O koks jausmas su grupe keliauti nepažįstamų žmonių? Geras šiaip. Šiaip visi labai yra draugiški, kaip ir tolerantiški. Šita kelionė yra neatrastoji Tenerife. Kodėl jin taip vadinasi? Aš galvoju, kad tai, ką mes dabar pamatom per šitą savaitę, yra dalykai, kurių 98% Tenerifės lankytojų net neįsivaizduoja. Kai žmonės pradeda publikuoti, dėti nuotraukas iš mūsų žygių į savo socialinius tinklus, jų draugai pradeda klausti, o tai kur tu čia esi, kai sakai, kad į Tenerifę varai? Jie net neįsivaizduoja, kad Tenerifėje yra taip. Dėl to manau, kad pavadinimas labai tikslus. O tu pats esi atradęs Tenerife? Nu, man jinai kaip nesibaigianti knyga, aš taip galvoju, nes aš dabar jau žinau, kad visam mano gyvenimui čia liks takų, kuriais aš galėsiu eiti pirmą kartą. Ir pabaigai pasakyk, ką tu apie mūsų grupę galvoji. Gavosi labai faina, labai lengva, kažkaip labai smagu, labai susitementavimas žmonių. Kažkaip eina visi kartu vakarieniauti, ten vienas kitą tempės. Kartais galvoju, nu kur pasaulio žygiai surenka tokių fainų žmonių.